Labą dieną dar kartą visiems. Labai smagu Jūs matyti čia susirinkusius iš šias šventes. Ir mes irgi atvykom čia su Jumis pasidalyti žinia, tavo tokia, kur Rimantas ir kalbėjau apie Dievą. Ir aš tikiu, kad tose giesmėse įsiklausysit ir išgirsit tą žinutę, Jūs kiekvienas savo. Jėzus mus taip myli, kad paliko dangų, gimė nuodėmių pasaulį, kad atpirktų mus. Nors ir nuodėmingi, bet jam esam brangus ir kiekvienas su Dievu laimingas amžiais bus. Jėzus mirė, kad nuimtų mums kalčių naštas, kad ant kryžiaus atkentėtų už tave kančias, savo meilę ir švelnumą dovanojęs tau, vėl tave grąžintų į namus dangaus. Bet kodėl priimti Jėzaus nesiryžti, o nejaugi tu jo meilės dar nesupratai? Argi veltui Kristus ant Golgotos kryžiaus savo kraują už tave praliejo nekaltai? Jėzus mirė, kad nuimtų mums kalčių naštas, kad ant kryžiaus atkentėtų už tave kančias, savo meilę ir švelnumą dovanojęs tau, vėl tave grąžintų į namus dangaus. Jis pasiaukojęs mus visus atpirko, sumokėjo tokią didžią kainą už tave. Atpirkimo džiaugsmą, ko delsi patirti, jau seniai tavęs jis laukia grįžtant pas save. Jėzus mirė, kad nuimtų mūsų kalčių naštas, kad ant kryžiaus atkentėtų už tave kančias, savo meilę ir švelnumą dovanojęs tau, vėl tave grąžintų į namus dangaus. Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėje. Pagarbinkim Dievą, valdovą dangaus, kūrėją visatos ir žemės
Na kągi, dabar aš uždegsiu pirmąją žvakę, tai pirmoji vertybė ir ta pirmoji vertybė yra tikėjimas. Mėlėjai, 1947 metais Betlėjuje buvo surašymas Izraelyje žmonių ir surašymo metu buvo ištirta, kad 85% Betlėjuje buvo krikščionis. Žinote, žydų žemė būti krikščionim nėra įprasta, bet tai buvo 85% krikščionių. Bet po 70 metų, tai yra 2017 metais vėl vyko surašymas ir Betlėjuje beliko tik tais 10% krikščionių. Visi likusieji buvo žydų tikėjimo žmonės. Ir tai lėmė kariniai konfliktai, tai lėmė ekonominę krizę, tai lėmė taip pat ir draudimas keliauti per vakarų pakrantę. Ir žmonės vietiniai ėmė ieškoti gyvenimo geresnio svetur, visai kitur. Bet žinote, liūdna yra tai, kad šiandien pasaulyje lygiai taip pat daugėja visiškai netikinčių ateistų žmonių. Jie nenuostabu, juk aš negaliu jums parodyti Dievą. Paklausite, Rimantai, duosiu 1000 eurų, jeigu parodysi man Dievą. Parodyk Dievą, kad jisai čia atsistotų ant šitos tos kalvelės. Aš negalėčiau to padaryti. Ir nei vienas to negalėtų padaryti. Nebent koks burtininkas, tenais Davidas Copperfieldas, sugalvotų ką nors su fantomai šviesom, bet tai būtų netikra. Bet aš žinau, kad Kristus yra pasakęs palaiminti dvigubai tie, kurie tiki nematę. Kas bendro tarp šviesos ir tamsos, tarp nuodėmės ir tiesos. Tai aš žinau, kad Dievas daro mano gyvenime. Pavyzdžiui, tarp jūsų sėdi mano draugas, geriausias draugas Saulius. Dar vienas žmogus atėjo. Labas. Čia galite sinešti kėdę į priekį, čia šonę galite. Čia padėsiu. Sėskit čia. Čia mano geriausias draugas Saulius, matot, vežimėlėje sėdi žmogus. Čia, žinokit, ne jūsų gyventojas. Čia taip atsivežiau iš jį. Bet jisai yra irgi gyvenęs nakvynės namuose, bet ne Kėdainiuose. Klaipėdoj gyveno. Nakvynės namuose. Jis taip pat turi savo gyvenimo istorijos liniją. Jis turėjo irgi priklausomybę, ne nuo alkoholio, bet nuo narkotikų turėjo. Ir jisai drąsus yra, liudija ir pasakoja žmonėm, prie ko privedė tie visi dalykai jo gyvenime. Jis sveikata jo visiškai suluošinta dėl to gyvenimo būdo. Šeimos neteko. Turėjo įsiskirti su šeima, ar ne? Taip, kad jisai... Jo draugai, jau kiti jo povėlėnai yra. Nes ilgai neišgyvensi, šaudydamas savo į venas. Bet kažkokiu tai būdu Dievas nušvietė jam švieselę jo gyvenime. Ir jis pasirinko tą šviesą eiti ir aš labai džiaugiuosi, kad mes susipažinom su juo prieš 22 metus. Ir nuo to laiko aš labai džiaugiuosi, kad Dievas padėjo per mūsų draugystę mesti tuos dalykus, atsikratyti. Ir jam nereikėjo reabilitacijų, jam nereikėjo medicininio kažkokio priverstinio gydymo. Jis tiesiog stebuklingų būdų, bet su Dievo malonė, nugalėjo tą potraukį. Ir jau 20 metų jisai nevartojantis yra, švarus, venos švarios. Ir anot gydytojos, jo Liutkevičienės, tavo kraujo venos kaip kūdikio. Taip sakė, kaip kūdikio. Tyrimai kraujo, kaip kūdikio, sako. Tai jo kraujas tai per venas eina. Tai matote, ką Dievas gali padaryti su žmonių gyvenimu. Duot naują gyvenimą. Tai yra tikėjimas. Žiūrėkite, yra tokia istorija. Kas nors laivais plaukėjote laivais anksčiau kas nors. Arba valtimi, baidarė kokia nors. Ar ne? Bet yra žmonės, kurie plaukėjo vandenynais. Ir buvo tokia istorija, kad kilo audra vandenyne ir mėtė, žinot, laivą. Tai vieną pusę, tai kitą pusę. Vanduo liejo, denė. Jūreiviai, nors jie visko matė, bet vis dėlto yra baimės ir jūreiviams.
Ir jie stengiasi kaip pasislėpti ar dar kažką daryti, nerimauja ir staiga nuėjo į apatinę kajutę, tenai buvo mergaitė, maža mergaitė. Atidarė tą kajutę, įsigandė, tokie akės, tokias didelės ir žiūri. O ta mergaitė savo žaidžia su lėlyte. Ir jeigu aš jūsų paklausčiau, kodėl nežaidė su lėlyte, jūs nepasakytumėte kodėl. Aš ir pats nepasakyčiau kodėl. Bet ir klausė jos, o kodėl tu žaidži su lėlyte, kai vyksta ūžesys, audros, mėtos ir tu pati linguoji? O kodėl man bijoti? Juk mano tėtis kapitonas. Man tėtis pasakė, mes laimingai pasieksime krantą. O aš savo tėčiu pasitikiu. Tėtis manęs niekada nenuvilia. Ką jis pažadėjo, tą ir įvykdė. Ir tikrai tas laivas pasiekė krantą. Va štai tokio tikėjimo reikėtų žmogui ir apie Dievą. Juk Dievas, jisai žino, Dievas pažadėjo pastatyti mane ant kojų. Dievas pažadėjo duos man jėgų, jeigu aš juo pilnai pasitikėsiu. Štai tikėjimo vertybė. Tikėjimas turi ypatingą galią. Ne pats tikėjimas, bet tikėjimas Dievu turi galią. Nes Dievas duoda žmogui galią. Bet vis dėlto žmonių pasaulyje mažėja tikinčių. Ir Jėzus yra pasakęs tokius žodžius, kai aš ateisiu antrą kartą, kai ateisiu užbaigti šitą pasaulio istoriją, kai uždėsiu tašką šitai žemei, ar aš berasiu tikėjimą? Nes labai, labai mažai tokių yra. Ir štai istorija yra viena, kurią papasakosiu trumpai, paskaitysiu. Pasakyta, sugrįžus į Kafarnaumą, prisiartino prie Jėzaus šimtininkas. Šimtininkas buvo karys, vadas 100 kareivių. Vat jam paskirta yra, nes buvo 50-tininkai, šimtininkai, tūkstantininkai buvo, taigi jis atsakingas už 100 karių. Taigi tas šimtininkas atėjo pas Jėzų. Kaip jūs galvoja, dėl ko atėjo? Surakinti Jėzų atėjo? Ne. Pasityčyti iš jo atėjo? Daužyti per galvą su nendrė? Ne. O jisai atėjo ir sako, viešpatie, mano tarnas guli namie paralyžiuotas ir baisiai kankinasi. Jėzus tarė jam, einu, išgydysiu jį, rodyk savo namus. Šimtininkas sako, ne, Jėzau. Paklausyk, aš esu šimtuko vadas. Jeigu aš ko nors užsimanau ir noriu, kad būtų įvykdyta, aš pasakau žodžiu ir jie tai padaro. Aš duodu pasiuntinį žinutę, pasiuntinis nuneša mano kariams ir kariai tai daro. Mano žodis turi galią. Ir patikėkite, įtakingų asmenų žodis turi galią. Ir jis sako, mano žodis turi galią, todėl tau nereikia eiti pas mane namus. Aš tikiu, kad nereikia, kad tu priliestum mano tarną, aš tikiu tavo žodžio galią. Tu esi Dievo sūnus. Užtenka ištarti tau žodį ir mano tarnas pasveiks. Dar vienas dalykas, šimtininkas, jis buvo kilmingas žmogus, ar ne, įtakingas žmogus, jam rūpėjo tarnas, reiškia, jis buvo geros širdies žmogus, rūpestingas, atjautus žmogui. Ir Jėzus pasakė tokius žodžius apie šimtininką. Tai girdėdamas Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos, iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Šimtininkui Jėzus tarė, eik, tebūnie tau kaip įtikėjai. Ir tą pačią valandą tarnas pagijo. Taigi, Hebrajams Paulius rašo, be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Jeigu tu artiniesi prie Dievo, reikalingas tikėjimas. Patikėk juo. Užbaigdamas Jokūbo 2 skyrių 5 eilutę paskaitysiu. Štai yra tokie žodžiai. Paklausykite, mano mylimieji broliai, ar Dievas neišsirinko pasaulio akyse vargdienių, kad jie būtų turtingi tikėjimo ir paveldėtų karalystę, pažadėtą į mylimiesiems. Mylėjai, turite tikėjimą, turite ir paveldą. Jeigu aš jūsų paklausčiau, kas nors iš jūsų dabar turite palikimą, kai kurie sakysit, ne, aš neturiu, o jeigu turėčiau palikimą, manęs čia nebūtų. Jeigu aš laimėčiau ten loterijos bilietą, oi, kaip būtų gerai. Bet žinote, raštas sako, turi tikėjimą Dievu, tu turi paveldėjimą. A kokį? Aš jums pasakysiu kokį. Štai va, jūsų vardas koks? Romai, sveikas Romai. Jūs atrodote, jau matosi, kad gyvenimą matėt. Jėzus pasakė, kiekvienas, kuris bus mano amžinybėje, jo oda atjaunės gerokai.
Taigi, jeigu jūs esat per 70 metų, per 60, per 70 metų, Jėzus sako, jūs būsit mano amžiaus. Jūsų oda bus tobula, be jokios raukšlės, be jokio odos darinio. Be jokių tenais nosis. Aš, pavyzdžiui, norėčiau, kad mano nosis būtų truputį trumpesnė. Norėčiau, kad mano dantis būtų lygus, nors mano tėvai nesirūpino tuo, kad išlygintų mano dantis. Norėčiau, kad nebūtų plaukai taip labai, kaip praplikimas čia kažkoks ar ne. Norėčiau normalus, kad būtų iki banguoti, tamsus plaukai. Be to, aš ant spintos kabėdavau, norėdavau nebūti 1,70 m, norėjau būti 1,85 m, kaip Saulius, pavyzdžiui. Aš toks nesu. Norėjau, kad mano pėda būtų ne 41 išmera, bet 42-3 normali vyro pėda. Nu nėra taip. Randu pas mane yra kokį 10 ant kūno. Ir čia yra ranka sulaužęs esu. Ir ką? Ir Kristus sako, visa tai išnyks. Tu turėsi tobulą kūną. Tai yra paveldas ir amžiną gyvenimą. Aš tai dovanosiu. Ir tai bus džiugesys. Ir to nieko netrūks. Taigi, turi tikėjimą, turi paveldą. Ir dėl to yra bejėgė. Paklausykime toliau giesmių. Klausydamas Rimantą irgi atrodo visus tos patirtys tokius irgi buvę ir norėtųsi kažką pasakyti, bet Rimantas tikrai pasakė užtektinai, kaip sakyti, ir nesinori kažko tai persakyti. Tiesiog pasiklausykit giesmių apie Jėzų. Sūnus, jo vardas Jėzus, atėjo čia, gyvent ir mirt, kentėtų žmogus, atleist mylėti, o tuščias kampas sakoma, kad gyvas Jėzus. Nu, čia bus dabar toksai instrumentas, kur norėčiau kada girdim. Ir visiems labai įdomu, kaip ten kas grojasi, kaip skamba. Bet norėčiau pasakyti, kad tas instrumentas kaip instrumentas, bet va, giesmės žodžiai, tai tikrai yra ypatingi. Ir čia giesmėtoj sako, kodėl tu pasirinkai mane iš milijonų.
būti savu vaiku. Ar Dievas iš tikrųjų iš milijonų žmonių žiūri ir pasirenka, matydamas žmogaus širdį. Ir tiesiog paklausykit gal giesmę ir kodėl tu pasirinkai mane iš milijonų savų vaikų, žinodamas, kaip klystu aš dažnai. Kaip tu atleidai man, užmiršdamas mano kaltes, mane išgelbėt sūnų siuntei. O Dieve, kovoj, padėkit man, kad sekčiau tavuoju žodžiu. Gyvenimą savo aukoju aš tau ir trokštu gyvent su tavimi. Aš toks sužavėtas, kad toks didis Dievas pamilo mane, jis trokšta palaimas išliet. Meilė tokia nuostabi, malonė tokia nuolanki, aš trokštu tai suprasti ir gailiuoti. Dieve, kovoj, padėkit man, kad sekčiau tavuoju žodžiu. Gyvenimą savo aukoju aš tau ir trokštu gyvent su tavimi. Na kągi, aš norėčiau uždegti antrąją vertybę, tai yra viltis. Mental Health Foundation atliko tyrimą, labai įdomų tyrimą, aš niekada nebuvau su to susidūręs, bet jis yra iš kitos pusės labai šokiruojantis. Ir jie patikė tokį dalyką, kad pasaulyje yra trečdalis beviltiškumą jaučiančių žmonių. Jaučiasi beviltiški. Trečdalis. Štai kodėl liga numeris 1 depresija. Galbūt širdies lygos ant tos kraujagyslių irgi labai aukštas vėžys, bet depresija, jinai yra antiek išplitusi ir dauguma iš jų serga, kurie jaučiasi beviltiški. Tai yra žmonės, kurie žiūri toli ir mato tamsą ir toje tamsoje jokios kruopelytės šviesos nemato ir sako, aš beviltiškas. Nėra jokios galimybės pasikeisti man, nėra jokio pokyčio galimybės man
ir aš negaliu pakilti nuo savo padėties. Aš žlugęs. Tai jeigu tikėti tą statistiką, tai gautųsi, kad jeigu Kėdainiuose 25 000 gyventojų yra, tai pagalvokite, 10 000 žmonių gyvena, bet širdėje jaučia tokį, kad aš nevykėlis esu, man nesiseka, negaliu pasiekti to, ko aš noriu, ne man tai yra duota ir nurašo save. Girdėjote tokį karalių Saliamoną? Saliamonas buvo turbūt greičiausiai vienas spartingiausių žmonių šioje žemės istorijoje. Ir tikrai, jeigu jūs norėtumėt paklausti klausimą kažkokį, tai jis tikrai jums galėtų atsakyti. Ir tikrai, jeigu jis būtų ten konsultacijos kambarį parašyta konsultacija pas karalių Saliamoną dėl atsakymų į gyvenimo klausimus, kokį užduotumėte klausimą jam? Čia retorinis klausimas, nereikia į tai atsakyti, bet pagalvokite. Vieną klausimą, kuris galvojate, kad atsakymas pakeistų tavo gyvenimą, pakeistų tavo santykius galbūt su kitais, pagerintų galbūt tavo šeimoje reikalus, galbūt jis spręstų galbūt tavo priklausomybę, galbūt atneštų tau šviesą tame juodame tunelyje. Ir aš esu paruošęs tą klausimą ir aš paklausiu to Saliamono. Jūs įeinate pas jį ir po 10 minučių išeinate ir sakot, aš jau žinau. Laimingai personalas, aš turiu tikslą. Ir jo nebematęs. Žinot, tas pats Saliamonas pasakė 3 rūšių viltį. Kokia yra 3 rūšių viltis? Patarlių knygoje 11 skyriuje, kuris parašė apie 3000 patarlių Saliamonas. Ir viena iš tų patarlių štai kokia. Nedoro žmogaus viltis pražūva su mirtimi. Ir į turtų sudėta viltis nueina niekais. Mylėjai, netikinčio nedoro žmogaus viltis, numeris 1 viltis. Ši vilties forma tai yra dėjimas vilties į gerbuvį. Pažiūrėkit, kiek žmogus deda vilties į gerbuvį, į turtus, į karjerą, į grožį. Lūpos jau, suprantat, jau lūpos pas moteris, tampa lūpos. Užpakalis toks prisideda. Deda, kad kuo daugiau būžnai, tokie iškilimai visokie, ne? Ir viską darosi, tai viltis deda, tai kad gražiai atrodyt noriu. Nors kitiems tai yra net krato nuo jų. Ne? Nenoriu čia nieko įžeidinėti, tik sakau tai, kad žmonės deda viltis į dabartinius dalykus. Jie perka bilietus, ar tai loto bilietus perka, leidžia, vienas laimi, kitas visą gyvenimą žaidžia ir jis net nepagalvoja, kiek yra išleidęs pinigų. Vieną kartą pas jį atėjau pasauliu, galvoju, paragausiu saldainius, labai skanius saldainius valgo. Jeigu norėsit sužinoti kokius, paklauskite jo po susitikimo. Aš paragavau saldainį ir po to išsitraukiau iš kišenės, kiek aš suvalgiau saldainių, žiūriu 16 jau. Aš net nepastebėjau, aš galvoju, kokius 2-3 suvalgiau, pasirodo 16, ko jis išneka, aš negalėjau sustoti. Tai va, žinote, yra toks dalykas, negali sustoti su saldainis, bet kodėl tą temą pasakiau, nežinau, pats užmiršau jau. Tai va, tai, žinote, kūrimas viltis, tu statai viltį šiame gyvenime, tu dedi viltis tik į šį gyvenimą, bet turiu jums gerą žinią. Arba nelabai gerą žinią, kad ta viltis, į ką jūs dėjote šiandieną, jinai bus tol, kol jūs busit gyvi. Ir pasižiūrėkite, namas, didžiulis namas, ne šitas 93, bet aš kalbu ten apie kitą namą. 200-300 tūkstančių vertės namas. Ir šitą namą statė vyras su žmona. Žmona ten dažė, šypsojasi ten vyro, ten sienas, vyras ten montuoja ten šviestuvus, kaip mes čia laimingai gyvensime, mūsų vaikųčio kambarys, drumbliukus klijuoja ir taip toliau. Jie turi tokius nuostabius lūkesčius, praeina 10 metų ir žiūri jo turto dalybos. Nebereikia. Viltis dužo. Suprantat, vilčių. Yra žmonės, kurie užsidirba daug pinigų, jie nebemato vaikų savo, vaikai narkomanais tampa, alkoholikais, mergyšiais, nesuvaldomais maištininkais tampa, todėl, kad tėvai laiko neskiria, dėmesį, meilės, šilumos nerodo, pinigų duoda, imk, leisk laiką su savo draugais, daryk, ką tu nori.
Kad tik būtum laimingas, o leisk man dirbti, uždirbti. Ir jam ateina 80 metų. Jisai yra multimilijonierius yra. O jam užtenka truputėlį trombo, kad kraujagyslės užkimštų, ir jo nebėra. O kur jo turtai? Kur jisai turtus? Jis ne faraonas, kuri laido su turtais jį, kad pomirtiniam gyvenime sumokėtų tenais tokiam su gyvūno galva, kad įleistų į pomirtinį gyvenimą. Čia yra fantastiniai filmai. Turtai nieko nepadės. Viltis žlugstančios neteisio nedoro žmogaus, Saliamonas sako, jos žlugsta čia, šiame pasaulyje, su mirtimi. Tai yra numeris 1 viltis. Antra viltis. Patarlių 13 skyrius 12 eilutė. Atidėta viltis susirgdina širdį, o įgyvenintas troškimas yra gyvybės medis, sako jisai. Antra rūšis viltis yra atidėta viltis. Ir toks posakis yra, aš visada suspėsiu. Ateinu aš pas tavį ir sakau, aš norėčiau tu pasiūlyti, kad tu patikėtum tuo, kas yra aukščiau viso to. Tu sakai, aš visada suspėsiu, leisk man truputėlį, aš noriu pagyventi dėl savęs, aš noriu pavalgyti tai, ką aš noriu išgerti tai, ką aš noriu patraukti dūmą, aš noriu narkotikų pavartoti tokių, kokiu aš noriu pasilakstyti. Mano brolis iš kalėjimo išėjo, sėdo 16 metų, grįžo 23, jūs nepatikėsit, nuo grandinės atitrūkęs, jisai 3 aukšte čia gyveno, grįžo, tai nežinau, viską norėjo išbandyti. Gyvenimas per trumpas, sako, yra. Aš noriu viską išbandyti, aš viską praradau jaunystėje ir taip toliau. Ar ne? O dabar jisai laimingas Vokietijoje, bet jau, žinai, atsilakstęs. Bet žmonės sako, aš visada suspėsiu. Tikėjimas senatvėj. Kai aš būsiu sukriošęs, toks drebantis, toks painantis, tada aš sakysiu, Dieve, būk man gailestingas nusidėjėliui. Atleisk man, kad aš išgėriau, kai mano tėvas sako, Rimantai, aš tiek alkoholį išgėriau, kad tu paskestum 20 kvadratų kambaryje. Aš jau viskas pas mane plaučiai, jau kalkėja, kraujas netenku, Dieve, būk man gailestingas, atverk dangaus vartus. Ir Saliamonas sako, atidėta ta viltis susargdina tave. Tavęs neparuoš tam. Tu nebesugebėsi širdies ateiti pas Dievą atidėdamas. Tai pabandykit savo sūnui, kuris ateina pas jūs apkabinti, tėti noriu meilės. Tu sakai, palauk truputėlį, vėliau truputėlį. Kitą kartą ateina, tėti einam pažaisti, tu sakai, palauk, aš laikraštį skaitau. Vėliau, tu atidedi tą santykį su sūnum. Sūnus ateina kitą kartą, tėti, tu galėtum man padėti paskaityti truputėlį tą istoriją. Ne, dabar aš žiūriu, krepšinis Žalgiris su Rytu žaidžia. Paskui praeina tas rungtynės, tu net pamiršti. O paskui žiūri, 30 metų prabėgo ir tu žiūri, kad tu vienas sėdi senelio namuose. Ir tavęs nieks nelanko ir tavęs klausia personalas, o tu turi giminaičių? Aš turiu, bet aš jiems nerūpiu. Pasėjai, ką pasėjai, tą pjovei. Mėlėjai, netidėkite vilties. Ir Saliamonas sako, žinojo tai, ką padarys jinai. Netidėkit. Jeigu pajutai širdį, eik iš karto keliu ir pamatysi, koks gyvenimas tavo bus. Ir trečioji viltis, patarlių 10 skyrius 28 eilutė, štai kaip skamba. Teisiųjų viltis jiems neša džiaugsmą, o nedorėlių lūkesčiai nueina niekais. Tai yra trečioji viltis, teisėjo viltis. Ir ta vilties forma yra ilgalaikis džiaugsmas. Aš, kai buvau vakar Vilniuje, tokia viena moteris sako, pažįstu Rimantą ilgai, bet jis visada laimingas ir šypsosi. Nes jisai turi viltį. Taip, aš esu tikintis Dievu. Ir aš žinau, kad jeigu ateis man bėda kažkokia, aš žinau, kur galiu atsiremti. Juk dangiškasis tėvas mano yra kūrėjas. Jis mane sukūrė, leido pamatyti šį pasaulį. Ir jisai man dovanos amžiną gyvenimą, jeigu aš pasitikėsiu juo iki galo. Jis man padėjo mesti rūkyti. Aš pačia vestibiulė tame traukdavau pamirti cigaretės. Mane išmokė 18-mečiai, 6-metį. Nes jie bijodavo manęs, nes mano tėvas daužydavo galvas visiems. Ir jeigu jie sakydavo, duok cigaretę. Ką tu pipliau nori? Duodi arba tėvui pasakysiu. Imk, tik nesakyk jam nieko. Ir traukdavau ten cigaretės. Ir mečiau 14 metų rūkyti. Pagerdavau, bet mečiau. Ir dabar šiandieną aš nei keikiuos, nei rūkau, nei pas kitas vaikštau, nei tenais. Dievas man išvalė mano gyvenimą ir aš to labai laimingas esu. Štai kodėl aš esu laimingas, nes ta viltis man teikia džiaugsmą ilgalaikį.
Paklausykime giesmės. Tas vaikelis nuostabus, kas palaimingai miega, kam angelų šventų pulkus į žemę siuntė Dievas. Karalius jis dangaus išgelbėtojas jis žmogus.
Na kągi, atėjo paskutinė vertybė, kurią šiandien norėčiau pasikalbėti su jumis trumpai užbaigiant visą tą programėlę. Kokia tai galėtų būti vertybė? Galėtumėte pasakyti? Mes turime tikėjimą, viltis ir Tas didžiausia. be ko pasaulis tikrai iš vis būtų nusivažiavęs. Matosi, kad vieną žodžių pasakė, kitas parodė. Gerai. Meilės. Taip. Tai yra meilė. O. Taip. Vieną kartą žmogus susapnavo sapną. Sapnuojat jūs? Mažiau valgyti reikia vakarais, tada ramiau miegosis, bet būna taip, kada net nepavalgęs sapnuoja, ar ne? O kai pavalgai stipriai, tai košmarai gali sapnuotis. Bet šitam žmogui susisapnavo labai įdomus toks sapnas ir jisai sako, ėjau su Kristumi smėlėtą pakrantę. Ir, sako, prieš mūsų akis pralėkė visas mano gyvenimas, panorama. Nuo tada, kai aš buvau mažiukas, paskui tenais vaikas, paauglys, jaunuolis, tenais suaugęs gyvenimas, senatvė. Va. Ir mačiau, sako, savo pėdas smėlyje, pamačiau pėdas. Ir mačiau šalia einant Kristaus pėdas, iš viso 4 pėdas, 1, 2, 3, 4. Ir toliau, kai prieš mus praplaukė paskutinis kadras, aš pažvelgiau atgal ir pamačiau, kad kartais belikdavo tik tais mano vienos pėdos. Nebuvo šalia tų Jėzaus pėdų. Tam tikrais momentais. Ir būtent tokiais momentais, kada buvo patys sunkiausi momentai mano gyvenime, likdavo tik mano pėdos. Ir man tai buvo nesuprantama. Tada jis atsisuko į Kristų ir paklausė, kai aš ėjau paskui tave ir viską tau pavedžiau, ką turėjau, tu man pažadėjai, kad niekada manęs nepaliksi mano ypač sunkiausiais gyvenimo momentais. O dabar sunkiausiamis mano gyvenimo minutėmis matau tik tai savo pėdas. Kur buvai? Kodėl tu mane palikdavai būtent tada, kai man tavęs labiausiai reikėjo? Kristus paėmė jo ranką ir pasakė, brangusis draugė, aš niekada tavęs vieno nepalikau. Ypač tomis minutėmis, kai tu pavargdavai ir kai tau reikėdavo pagalbos. Pėdos, kurias matėjai, tai ne tavo, tai mano pėdos. Aš nešiau tave ant savo pečių sunkiausiais tavo gyvenimo momentais. Koks sapnas. Taip atrodo, kad Dievas mus palieka. Ne. Štai aš jums paskaitysiu vieną tokią nuostabią istoriją, kuri atskleidžia tą Kristaus meilę, užbaigiant. Evangelija pagal Joną. Ar čia yra Jono vardas, Jonas pas ką nors? Neturit Jono, ar ne? Nieko. Taigi parašyta, būrys, jo vadas ir žydų tarnai suėmė Jėzų, surišo ir nuvedė pirmiausia pas Aną, paskui pas Kajafą. Paskui Jėzų nusekė Simonas Petras ir kitas mokinys. Tas mokinys buvo pažįstamas su vyriausiojo kunigu ir įėjo paskui Jėzų į vyriausiojo kunigo kiemą. Petras liko stovėti lauke prie vartų. Tuomet anas mokinys, kuris buvo pažįstamas su vyriausiojo kunigu, išėjo laukan pasikalbėti su durininkė ir įsivedė Petrą vidun. Tarnaitė durininkė sako Petrui, ar tik tu nebūsi vienas iš to žmogaus mokinių, Jėzaus? Oi ne, sako šis. Ten stovinijojo taip pat samdiniai ir tarnai. Dėl šalčio susikūrė ugnį ir šildėsi. Prie jų atsistojo Petras ir taip pat šildėsi. Vyriausiasis kunigas ėmė klausinėti Jėzų apie jo mokinius. Kur tavo mokiniai? Kas tokie? Sakyk vardą, pavardę savo mokinių.
Pasakyk apie savo mokslą. Jėzus jam atsakė, aš viešai kalbėjau pasauliui, aš visuomet mokiau sinagogose ir šventyklose, kur susirenka visi žydai ir nieko nesu kalbėjęs slapčia. Kam tada mane klausinėjai? Teiraukis tų, kurie girdėjo, ką esu kalbėjęs. Jie žino, ką esu jiems sakęs. Jam tai pasakius vienas ten buvusių tarnų smogė Jėzui per veidą, tardamas, šitaip tu atsakai vyriausiam kunigui. O Jėzus jam tarė, jei pasakiau tiesą, tai yra, jei pasakiau netiesą, įrodyk, kad tai netiesa. O jei tiesa, kam mane muši? Tuomet Anas pasiuntė jį surištą pas vyriausiąjį kunigą Kajafą. Simonas Petras tebestovėjo ir šildėsi. Aplinkiniai paklausė jį, ar tik tu nebūsi vienas iš jo mokinių? Tasai išsigynė, ne, tikrai ne. Vienas vyriausiojo kunigo tarnų giminaitis, to, kuriam Petras buvo nukirtęs ausį, pasakė, argi aš nemačiau tavęs sode kartu su juo? Petras ir vėl išsigynė ir tai jau pragydo gaidys. Ir tuo metu, kai pragydo gaidys, Jėzus atsisuko į Petrą. Ir tas prisiminė, kad Jėzus buvo jam sakęs, tu 3 kartus mane išsiginsi, dar gaidžių nepragydus. Štai paklausykite frazes. Jėzus smogė į veidą, o Petras šildėsi prie laužo. Vienas kenčia, priima smūgius, gal dantį išmušė Jėzui, abejoju. Bet, įsivaizduokite, daužo per veidą, o jo mokinys šildosi prie laužo. Jėzų mušė per veidą, kad jo mokiniai saugiai grįžtų į namus. Jėzų tardė visą naktį apie jo mokinius, bet Jėzus neišdavė, kodėl, kad jie turėtų ateitį. Jie išvedė Jėzų mirčiai, kad jo mokiniai, jo vaikai galėtų gyventi. Todėl Jėzus pasakė, mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau. Štai kaip Jėzus rūpinasi savo vaikais. Ir šiandieną Jėzus yra tas pats. Jis nėra palaidotas kažkur kape ir liko jo kauleliai kaip Sidhartos Gotamos ar ne Budos. Jėzus yra gyvas šiandieną ir jisai tikrai tą meilę parodys kiekvienam. Sušildys. O jo meilė sužadina ir mumise meilė, mes pradedame vienas kitą mylėti, rūpintis, atjausti, būti kantresni, atlaidesni. Taigi užbaigti norėčiau pirmą laiško korintiečiams tekstu, kurį norėčiau, kad jūs atmintumėte. Štai parašyta. Kas yra meilė? Meilė yra kantri, meilė maloninga. Ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesilgi netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga. Nesidžiugi neteisybė, su džiaugsmu pritarė tiesai, ji visą pakelia, visą tiki, visko vylėsi ir viską ištveria. Prieš 30 metų žinote, kaip mane mokė skaityti šitą tekstą? Kitaip. Ir vienas išmintingas žmogus pasakė, Rimantai, tu savo vardą įsidėk vietoj žodžio meilė. Koks jūsų vardas? Rasa, labai malonu, Rimantas ta pati R raidė. Rasa. Dabar žiūrėkit, aš paskaitysiu, vietoj žodžio meilė jūsų įdėsiu vardą nuostabą. Gerai? O jūs bandykite save įvertinti ir pagalvoti, ar jūs esate tokie? Nes aš jau tai praėjau, žinokite, prieš 30 metų. Parašyta, Rasa kantri. Rasa maloninga, ji nepavydi. Rasa nesididžiuoja ir neišpuiksta. Rasa nesielgia netinkamai, neieško savo naudos. Rasa nepasiduoda piktumui, ji pamiršta, kas buvo bloga. Rasa nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritarė tiesą. Rasa visą pakelia, visą tiki, visko vylėsi ir visą ištveria. Ar tai tiesa? Ar pilnai tai tiesa? Tiesa. O, tai nuostabu. Aš noriu palinkėti, kad jūs būtumėt visą laiką tokie. Bet aš, kai perskaičiau, tada toli gražu net pusės netitikau. Man labai gaila. Bet šiandien aš galiu pasakyti, kad daugiau yra, negu buvo prieš 30 metų. Tai reiškia, vadinasi, mano širdis tobulėja. Čia pasakyta, meilė niekada nesibaigia. Meilė, Rasa nusibaigs kažkada tai. Nepykit, Raselė, bet ir aš irgi nusibaigsiu. Jo, taip nutiks. Bet čia pasakyta, vienintelė meilė nesibaigia, jinai gyvuos. Žinote, nusibaigs galbūt šitas pasaulis, bet meilė Dievo išliks. Dievas nedaleis pasauliui šitam susibaigti, jisai pats užbaigs žemės istoriją čia.
Tai va, brangieji, ir Paulius užbaigė šitą skyrių apie meilę tokiais žodžiais. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Pasilieka tame pačiame šaknyje, ar ne? Bet, jisai sako, šis trejetas, bet didžiausia jame yra kas? Kas iš tų trijų didžiausia yra? Meilė. Teisingai. Matosi, kad patyrusi meilės. Taip, meilė. Mes norime palinkėti kartu su savo draugais, palinkėti, kad nepritrūktų jums tikėjimo, vilties, o svarbiausia meilės. Ir kad ta šviesa nuo Dievo jumise degtų. Gerai? Paplokime vieną savo komandai Dievo visiems. Ačiū labai. Kad buvote. Ačiū labai.